Įjungėt? Ar tikrai įjungėt? Tikrai operatorius įjungėt. Įsitikinęs, links operatorius reiškia įjungėt. Sveiki, hebrytai, šiandien padarysim pečių treniruotę, nes komentus įrašė, kad nori pamatyti, kaip mes darom. Nu, didelių jūs nepamatysi, nes pas mus šūdini pečiai iš tikrųjų yra. Bet nieko, mes tęsim tradiciją parodyti savo prašiausias kūno vietas, kaip treniruojam. Ir iš tikrųjų pirmiausias dalykas yra apšilimas. Kaip sako asmeninis treneris Slavomiras, Akaslavas. Tai, žodžiu, mes dar turim Maraką, kuris nėra asmeninis treneris, bet jisai pretenduoja. Ir kas stebėjo ankstesnius mūsų video, tai matė, kad jis, visi sako, kaip jis afigenai pasikeitė. Ir manau, mes padarysim dar vieną video su tavo senom fotkiam, parodysim tavo progresą, kaip tu pasikeitė. Tai va, tai jisai šiandien su mumis padarys pečius. Pirmiausias dalykas yra gerai apšilt. Dėl ko jis čia taip į priekį pasilenkęs, varinėjo tiesiai. Į priekį keliu. Tam, kad apšilt gerai. Visų pirma, kad negautume traumų. Na, žinai, traumas kartais irgi gerai. Ne, iš tikrųjų apšilam teisingai sako, kad nesusižalot pečių, negaut traumų ir pravaryt kraują. Aišku, reikėtų dar kardio, biškį padaryt, prasėti 5 minutės, bet kadangi mes tinginiai ir nežinom to užsienietiško žodžio kardio reikšmės. Kas tai? Kažkas, man atrodo, bulgariškas, paniškas. Neįdomus. Jo, ir hebrytė pradedam daryti nuo galinės deltos. Tiesiog va toksai yra judesiukas. Slavai, pakomentuosi? Būtinai. Reikėtų pasilenkti kuo žemiau, biškį pasilenkti žemiau. Ir jeigu jūs leisit rankas biškį atgal, jūs darysit nugarą. Jeigu tai. Jo. Tai yra alkūnės. Jo, tai yra šūdas. Tu man iš galo atsargiai stovėk, nes man nejauku, kai tu stovi man iš galo. Aš šoną. Ne, nu gerai. Reikia alkūnės stumti biškį į priekį. Ir parodom iš priekio, kad matytų. Jo. Turi daryti ne va taip iš nugaros, o tik iš pečių sąnario. Jo. Tik tai iš kelkit alkūnės į viršų. Ne iš riešo keliam, o iš alkūnės. Iš alkūnės. Kad dirbtų galinė delta. Ir nenugara. Nes jeigu jūs kelsit iš riešo, pas jumis pasijungs trapecija. O trapecijos nereikia. Trapecijos nereikia. Mes darom galą pečių. Opa. Nu ir čia gaunasi toks apšiliminis. Dabar svoris visiškai mažas. Ir mes taip didinsim svorį, padarysim... Bet sunku. Aha, o ką tu galvoji? Ir mes taip padarysim maždaug 6 priėjimus. Todėl, kad dabar padidinsim svorį šiek tiek. Su kokiais 8 kilais padarysim. Tada padarysim dar didesnį. Ir tada 4 darbinius priėjimus. Ir... pažiūrėsim, kaip gaunas. Marak, pasilenk. Pasilenk, dar pasilenk. Ir alkūnės į priekį. Tiesink rankas apačioje. Apačioje tiesink rankas. Op. Ir išstuk. Op. Kelk su alkūnė. Va. Neįdėk. Pritūp, pliški. Pritūp. Su alkūnė į viršų. Op, va. Per didelis svoris, mažiau paimti. Palik savo ego vienu žodžiu namuose. Pasilenk, Marai. Nes jeigu nepaliksit savo ego namuose, jūs pečius paliksit namuose. Ir vaikščiosit lauke be pečių. Tiesk rankas. Tiesk rankas apačiu. Op, va. Alkūnės į priekį. Į mažiau. Stumimą. Mažiau paim. Davai, mažiau, va taip. Nu, va nestumk, o majo. Va, neskubėk. Tiesk rankas, neskubėk. Op, ir varai su alkūnė. Op, į viršų. Va taip. Tiesk ranką. Kas su tam? Kodėl tu nugarą darai? Kodėl? Pasilenk, ištiesk rankas. Ir varai su alkūnė. Daryk tokį jausmą, lyg alkūnė į priekį išstumė. Va, ir neskubėk. Tiesk rankas apačioje. Va, taip.
Nu jau geriau. Būtent galui pečiu, ne? Taip. Po tokių yra pilna salė, kurie nepalieka savo ego, ateina čia, parodo, kiek jie gali išstumti. Ne, parodyk, va tai. Va tai. Svarbiausia yra apskritai šitam sporte, ne? Aš nesakau, kad mes ten kultūristai ar kažkas, mes tiesiog esam bičiai, kurie mėgsta geležies sportą, daro savo kūną gyvenimui, ne? Tiesiog, kad gerai atrodyt, ne į varžybas kažkokias, bet tai jau tai yra gyvenimo būdas ir esmė yra šitam gyvenimo būde, kada tu darai galą, ne raumens, tu turi jaust galą raumens, nesunkumą. Darai vidurį pečių, turi jaust vidurį pečių, priekį, o ne sunkumą. Jau kada mes pradėjom treniruoti, Markas sako, tai ką, nenustumimo pradėsim? Ne, nestumimas tai yra jėgos pratimas, mes nesam jėgisti. Mes esam tiesiog bičiai, kurie nori gerai atrodyti. Tikrai taip. Tiesiog. Davai, dar paskutinį kartą Slava, paaiškink ant jo. Neskubėk. Pritūk. Nugarą ištiesk. Račkui, kitaip sakant. Jo, žiūrėk. Laikyk ištiesis rankas ir suk su alkūne į priekį. Va, pasilenk aš. Išsuk alkūne į priekį. Įtem. Va, šitą, va dėl šitos va mėsos ir yra daromas. Iki kiek gali. Va. Ir taip, neskubėk, ištiesk, įtem. Nu, alkūnę lenk. Va. Tai va, paskutiniai štrichai, dar mes padarysim, kiek čia, dar 3 priėjimus ir pereisim prie sekančio pratimo. Tai bus išvedimai su hanteliais. Į šonus. Tai dabar dirbam ir susitiksim išvedimus į hantelius. Slava, ką padarėm galui? Pečių su hanteliukais, ane? Jo. Ką next? Dabar pločiui. Visi norim turėti gražius, šoninius, didelius pečius, ne? Nu, apvalius. Apvalius, jo. Biški vėjelis kyla. Reikalingi hanteliai. Jokie kiti treniruokliai, bet hanteliai. Tik su hanteliais mes padarysim apvalius, gražius pečius. Ką, po 12 kartų, ką? Tai aišku. Biški lietutis, ne, gali būti. Vėlgi specifika chebra yra tokia, kad reikia kelt pirmiau alkūnės, o ne hantelį. Pirmiau reikia kelt alkūnės. Tam, kad jaus, aš tai visą laiką iš tikrųjų taip padarau pečius, biški pratintų taip rankas ir tada visada pozuoju prieš veidrodį, tam, kad tas apvalumas lystų. Dėl to, kad tu kilodamas kraujo varai pečius, tada pratinti facijas, kraujas biški atsipalaiduoja, lengviau teka, tada vėl į pozikę. Bum, bum. Taip, bet dar pastebėjimai, dauguma žmonių, ne? Pažiūrėk, kaip Vytis darė, kaip aš. Paima priešus taip ir kelia va taip. Tu dar rodai biški normaliau. Labai daug kas daro. Ne, čia hello, jo. Va taip daro. Arba geriausia tai yra va kaip taip daro. Sulenkia rankas ir... Kur svoris? Svoris čia, tu be svorio kiloji rankas. Taip. Tu tiesius rankas arba vas sulenkus. Va. Darosi petys, jokiais būdais netoks, todėl kad tau kompensuojasi svoris, tu alkūnė keliau svoris, tai vienoj. Kaip pat riešalai, tai tu keli su riešu, ne su alkūnė ir pas tavai dirba ranka ir trapeci, bet ne petys. Va, visas darbas. Riešas žiūri žemyn. Pili vandenį, kaip piltum vandenį į apačią. Viskas, realiai
pas mane visada buvo šūdni pečiai, nu, kaip ir dabar. Bet buvo dar blogesni ir aš visada darydavau spaudimus, o išvedimus ant galo papompindavau. Kada pradėjau akcentą statyti būtent ant išvedimų, pradėjau valėti pečiai, atsirado pečiai. Viskas. Ir nesivaikykit svorio. Pažiūrėk, Slava daro su 8 kilais. Nu, aš visada keliu. Ne, čia 8. Aš visada keliu svorį maždaug iki 2-2 kilų, bet pas mane yra 6 prieimai, 8 netgi būna prieimai. Opa! Biškinukai. Tokia dramatiška pečių treniruotė. Tokia, žinai, kaip per siaubo filmus. Monster in the gym. Monster in the gym. Gerai, aš didinu svorį. Vėlgi, specifika. Ar matai, kaip judinasi petis? Šonas. Gali priartinti va šitą spogą. Pradeda lyt, bet mes lietaus nebijom. Davai, Slav. Pažiūrėkit, hebra, kaip dangus. Drama. Aš siūlau, kad nenutraukt treniruotės, pasiimt hanteliukus ir einam ten į kampą. Slava, gali? Paim kokius 12. Einam ten. Dėl to, kad čia aplieja. Ja, 13. Turi deginti. Raumenį ypač pečių turi deginti ir turi jaustis tokia nakačka. Taip, dabar per lietutį šiek tiek apsaugosim kamerytę, padėsim, bet padarom dar kokius 4 priėjimus, dėl to, kad visada pečiams yra daugiau nei 4 priėjimai. Maždaug 6, 7, 8, pagal pumping aš visada intuityviai jaučiu. Tai padarėm galui pečių, dabar padarom viduriui, žiūrėsim kaip jausimės. Faktas, padarysim ir priekiniai deltai, būtinai parodysim ir kažkokį tai spaudimą. Pečiam užteks tikrai 4-5 pratimų per akis. Tęsim treniruotę. Opa, kaip padarėm su hanteliukais išvedimų, šiek tiek daugiau nei planavom. O kiek gavosi, 8 priėjimai, ne? Nors planavom 6. 8, jo. Dabar, kadangi slepiame šiek tiek nuo lietaus, ir čia hebrytė valgo, pasislėpia irgi nuo lietaus, o mes padarysim... Ką mes darysim? Dabar pečiam, pečių viduriui kartu ir galui čia toks pratimėlis. Daugelis maišo, kad čia trapecijai pratimas. Jo, jis šiek tiek trapeciją prijungia, bet tai tikrai nėra pagrindinis trapecijai pratimas, nes mes štangą kelsim prie krūtinės, bet plačių paėmimų. Biški pakomentuok, pasakyk, kad ne prie pat krūtinės, o biški toliau nuo krūtinės. Tai tu parodysi. Tai tu parodysi. Jau žinau, kalbi kaip išgėręs, ar tau jau priborkautas baigė veikti, ar čia atvirkščiai velka. Velka. Velka? Kažką sumaišiai. Davai, Slava. Turi. Ir vėlgi čia 12-15 pratimų. Pagrinde dirba vidurinė delta, šiek tiek akcentų yra ant galinės deltos, bet kaip matom priekinė tikrai neatsilieka ir dirba tikrai smarkiai. Trapecijai, matau, Slava mažai dėmesio skyrė, nes netempi iš trapecijos, stengiasi tik tai pečių skelt. Dabar pabandysim, kaip man sekasi. Vėlgi keliam su alkūnėm, ne? Aha. Vėlgi, jūs jauskit petį, nebūtina daryti grinai kaip mes. Gal jums arčiau labiau jaučia, o gal atvirkščiai, jūs biški palinguosit ir dar daugiau apkrausit. Delta. Nu va dabar aš jaučiu pumpinį. Jaučiu, papumpavau.
O, nu davai. Pats techniškiausias šiandienos mūsų treniruotės dalyvis, kuris jau daro išbyt. Nereikia išbyt sudaryti. Atsipalaiduok. Ko tu toks įsitempęs? Aš žinau, kad Vytas iš galo, bet tu atsipalaiduok. Atsipalaiduok, biški. Vyram. Nu. Alkūnės kelk į rankas. Rankas nuleisk, pilnai rankas nuleisk į apačią. Rankos čia kaip virvės. Įsivaizduok, kad čia pririšta prie alkūnės štanga. Kelk tik štangą į viršų. Va, aukščiau. Va. Kaklo nekelk, tiesiai žiūrėk. Opa, tik taip, opa. Žemiau nuleik štangą. Va, specifika visa, kad tarytum prie alkūnės, nuo alkūnės štanga yra pririšta virvė. Čia jūs nenorit įtempti, jūs norit pakelt alkūnės tiesiog. Tokį judesį padaryti. Svariuko uždėsim dabar. Uždėsim po 5, ne? Po biškį. Nu, po biškį keliam, pažiūrėsim, bet vėlgi nėra tokios taisyklės, kad čia uždėt iš karto svorį ir padaryti 4 priėjimus. Iš tikrųjų, intuityviai jaučiam, jau sunku ir tada padarom 4. Taip, ir kaip tu sakėjai, tie komentatoriai, entuziastai, galit komentuoti, ką norit. Bet kaip Vytas sakė, kiekvienam yra skirtingai. Man jausmas, jeigu aš jaučiu toliau nuo savęs, tai man tai tinka. Jeigu jums netinka, jūs patys koreguokit, kaip jums. Vėlgi, aš dabar įsiterpsiu ir paaiškinsiu. Viskas yra dėl kūno struktūros. Galbūt pas kažką tai ilgesnis yra būtent dilbio raumuo. Gal pas kažką ne raumuo kaulas, pas kažką tai žasto kaulas ilgesnis, pečių plotis, sąnariai. Viskas tai akcentas. Supranti, kaip tu paimsi plačiau, siauriau, niekada neturi laužt. O trumpai tariant, pas kiekvieną mobilumas yra skirtingas. Ne? Pas vieną Samsungas, pas kitą iPhone'as. Taip. Davai, mobilume. O jūs visada su akiniais. Jūs aklas? Jo. Jūs aklas? Kūras. Daug štangą. Net jei lėlūkė, vis tiek akiniai. Ką jaučiu. Darom, Vytai. Ai, aš? Taip. Ne, ar Markas, aš? Iš tikrųjų, mes per didelis pertrauką šiek tiek darom. Šiaip dviesi geriau būtų sportuoti. Nu, bet čia Marekas terpia. Pirmaniokas, ne? Tai. Apa. Ait joilė? Prikynė šasu. Atsipalaiduok. O tu darai trapeciją dabar. Jo, eik parodyk jau. Rankas nuleisk, gal rankas nuleisk ir žiūrėk, iš šoną, trauk iš šoną rankas. Va, plačiau, tau reikia imti plačiau. Jo, plačiau. Ir va čia ir yra pavyzdys, kaip jam reikia plačiau, nes jis aukštesnis, jo būtent galūnės ilgesnis, jam reikia. Alkūnės į viršų trauk. Va, nuleisk į galą. Prieš save. Va taip, į viršų. Va taip. Aukščiau. Op. Tai jau trapecija darai. Per sunku tau yra. Taip, sveikatingumo entuziastai. Tai nėra ale sveikai. Mes treniruojamės savo ir mes nežiūrim, ar tai labai sveika. Aš darau tai, nes man tai patinka. Pakėlė rankas ir išėjo. Davai, sveikatos guru. Marek, žiūrėk, darai kablį. Kelk, lygtais būtų kablys. Pirštai, ne čia, nepadėk. Čia. Keli taip. O tu keli prieš save. Esmė svarbiausia kelt alkūnės. Taip. Viskas.
Ir taip mes darom jau kiek priėjimų, jau nemažai priėjimų, bet dar padarysim tikrai 4 priėjimus, šiek tiek aktyviau ir pereisim dar prie sekančio pratimo. Va, Slava parodys, kas dirbo. Pietukas. Viskas yra puikiai. Viskas yra puikiai. Nu ką, treniruojamės toliau? What's up, what's up? Ir ką, dabar 4 pratimas pečiams ir tai yra supersetas. Dabar papasakok, Slava, koks čia supersetas yra? Čia yra priekinė delta, spaudimas su supersetu posūkiais, su hanteliais, išsukimais. Nu, žodžiu, kelimas prie... Jo, kad užpampuoti kuo daugiau kraujo, išformuoti raumenį, gražų, liesą, stiprų. Žiūrėk, dabar pala, dar tu nedaryk. Paaiškink, hebrai, kodėl mes atrodo tokį pratimą, ne, būtent spaudimą, kur visi pirmą daro, ten ar su štanga, žinai, tą military presą, žinai, ar hantelius į viršų spaudimą daro pirmą, su didžiuliu svoriu, ir tai ypatingai Markas mėgsta daryti, ne, ir kodėl mes jį pasilikom paskutiniam pratimui, ir dar ne su dideliu svoriu, o dar ir su persetu, ir plus pridedam, žinai, mažus hanteliukus. Kame čia fiškė? Visų pirma, kad mes kitokie. Mes esame išskirtiniai. Jo, ne, mes ne egistai. Mes propaguojam kultūrizmą, propaguojam žinai, aš labiau taip įvardinčiau, žinai, tas kultūrizmas, tas žodis, kultūristas iškart pareigojo varžybiniam. Ne. Aš pasakyčiau bodybuilding, ne? Kaip, žinai, visi salėje hebrytė augina mėsas, augina būtent raumenį tiesiog savo asmeniniam gyvenimui, ne? Dėl grožio ir dėl visko. Žiūrėkit, jeigu jūs pradėsit nuo pirmo spaudimo, ne? Jeigu jums trūksta to priekinio, tai taip. Bet jeigu, kai dauguma pradeda nuo to pirmo spaudimo, o kam? Jūs norit būti susikūprinę, dideli, neformingi. To priekinio raumens mažai mato. Kokie? Dideli, neformingi? Ne, iš tikrųjų aš labai paprastai viską paaiškinsiu. Taip. Viskas yra žiauriai paprasta. Esmė kokia? Šito spaudimo judesys, šitas yra išsukimas ir dirba. Priekinė delta, plus krūtinė prijungia, plus tricis prijungia. Taigi tricą mes atskirą dieną darom, krūtinę atskirą dieną darom. Norim pečių, kad jie būtų apvalūs, tai ne priekis svarbiausia vidurys ir galas. O dėl ko mes darėm galą patį pirmą? Tam, kad atsistojus iš šono būtų storas petys. Į galą, kartu su nugara, plus ten išlenda krūtinė. Jeigu mes darysim pirmą tenais spaudimus visus ir į priekinį deltai, mes turėsim šitą vietą išvystytą, ne krūtinę, o šitą vietą. Ir dažnai būna, Kisla sakė, va taip atrodo, todėl kad priekinis petys didelis. O dar begalinės deltos, tai iš vis plokšti. Jo. Ir esmė, kad va dabar, ne, šita specifika, Slava vis tiek, kai kels į priekį, šiek tiek suks alkūnę atgal, kad prijungtų ir vidurinę deltą. Ir tada vėlgi šitas būtent priekių kelimas, ne tiesiog, kad kels priekių, kad priekinį deltą, o irgi šiek tiek užsukinės, kad prijung dar ir vidurinę deltą. Pamirškim, kad mes, kai krūtinę darom, irgi priekinė delta irgi dirba. Taip, kad nereikia jos ten labai daug akcentuoti. Dabar yra su nedideliu svoriu, ten nuo 10 iki 15 kartų kiekvienas judesys grinai pumping. Ir pažiūrim, ką jis dabar daro. Amplitudė vėlgi nedidelė. Tam, kad nejunginėt tricepso, nes parodyk, jeigu tu didelę padarysi amplitudę, iš karto tricepsas įsijungia. O būtent va šitai daliai pakanka ir tokio susitraukimo. Pas Slavą iš vis kažkokios mažas amplitudės, jisai prisižiūrėjęs turbūt Filo hito ir kitų kačiokų. Bet kaip jau minėjau, svarbu gerai jaust raumenį ir turi kūnas sakyti už save, kokia tavo forma. Pas Slavą yra gera forma, raumenys gerai išvystyti, reiškia jam taip tinka, reiškia jis gerai daro. O hebra ten būna, prastai darai, bet tai jūsų rezultatai nešneka apie jūs. Nu. Stabdom viršui, kad degtų. Op. Kad sudegtų raumuo ir jo nebūtų. Kad būtum draiščius. Po kiek čia padarai? Neskaičiuoju. Aš pagal jausmą.
pagal jausmą. Bet 12-15 plius minus. Man įdomu, ko tu prisižiūrėjai, irgi mažą amplitudę darai. Aš užsukinėjimą tai kaip suku. Tam, kad pajausti ir vidurinę deltą, kad petinės galiu, va taip, tai trys, va čia iškart tricas pasijungiu. Ką man tas tricas dabar? Nereikalingas. Va, darau opa, reikinė deltą. Man iš tikrųjų norėtųsi biškį didesnį svorio, kad ir pumpingų, bet manau sekantį drėjimą padarys. Apa. Bet tai aš nesikeliu, o sėdžiu tam, kad nečytum. Amplitudė, jo. Nu. Čia nebandyt reikia, o įbašint. Marek, žemiau biškį leis. Didesnė biškį amplitudė, žemiau Biškį žemiau leis. Va taip, plėšik. Žemiau biškį. Kelk. Davai, tu pakilokį. Pakilok? Ne, nu aš turiu omeny. Op. Nuleisk. Žemyn. Op. Va taip. Neskubėk, kur skubėk? Lėtai, leisk. Lėtai daryk. Va taip. Ir fiksuok apačioj. Op, stop. Ir kelk į viršų. Op, stop. Žemyn, lėtai. Negatyvas yra svarbesnis už pozityvą. Lėčiau žodžių nuleisti reikia. Jo, žodžiu. Op. Jau veidas biškį keičiasi, biškį dega, ne? Biškį jo. Biškį svorio nereikia jau. Nu. Ventiliukščiai. Lėtai. Ir arčiau, jam parodė, kad prie savęs arčiau hantelis. Prie savęs nori atsipalaiduok. Op. Varai. Atsipalaiduok. Ko tu toks užsispaudęs? Atsipalaiduok. Turi įsitempt ne visas kūnas, o tik tai tas rumo, kurį darai. Aukščiau, biškį iškelt. Jo, įtem. Biškį prieš akį. Įtem dar labiau. Va taip, aukščiau. Op, kelk. Davai. Atsipalaiduok. Op, atsipalaiduok. Op, kelk. Kelk dar. Užmesk. Op, dar du. Op. Dar du. Op, dar. Čia su jumis atsipalaiduosiu. Taip, dadedam svorio, ne? Aišku, dadedam. Jau. Ką, čiuliai, užbaigėm treniruotę. Kaip pietukai. Slava. Ir? Yra kažkas, ne? Kažkas lyg. Karo, įsivaizduok, negaliu kameros ištem. Va, laikyk kamerytę. Mes nusistaivom, viso. Gerai. Padarėm. Nieko, ne? Yra kas tai. Nu. Mes dabar atsisukom ant kameros į save. Vietoj veidrodžių, nes visą triešą čia veidrodžių nėra. Nežinom, ar užpumpavom ar ne. Žinai, čia maikonai daug reiškia. Ne, tai aišku, jeigu ne maikonai. Bet žiūrėk, net grūdakas įsitėm. Čia va tai mes, jūs dabar matot, kaip mes žiūrim į veidrodį. Hello. Tai va, galą pečių. Irgi tokį padarėm, ne, kažkaip gavosi. Nu ir viduriukas.
Taigi. Nu, biški ir tricepsas. Ne, nu tricepsas čia. Bet vat visumoje padarėm petį. Bum. Apie ką kalbėjau? Užapvalėjo, viskas krūtai įsitempė. Aišku, gerai, kad veidrodis būtų, bet pas mūsų Amerdžime veidrodžiai nėra. Mes jau intuityviai jaučiam, kada tenais petys dirba, bet kur sportuojat su veidrodžiu, nebijokit žiūrėti veidrodį ir nebijokit, kad kažkas juoksis, sakys, žiūrėkit, maivosi. Jo, tenais iš tikrųjų žiūri tam, kad ar tu gerai apkrovi raumenį. Kaip tu gali klausyk, matyti, ar tu gerai darai, tarsi formuot kūną, jeigu tu nežiūri į veidrodį. Kaip tu, pavyzdžiui, skulptorius, nežiūrėdamas, žinai, į savo skulptūrą tenais daužytų. Faktas, kad tu žiūri, tai lygiai taip pat. Žiūri, reikia čia vat vidurio pečių, nu ir keli. Žiūri, kurioje vietoje tas geriausias pikas. Kaip apkrauti, reikia priekinės deltos, vėlgi žiūri į veidrodį. Tai nebijokit, chebrytė, treniruotis, nebijokit žiūrėti veidrodį. Ir aišku, sekite mūsų kanalo naujieną, žiūrėkit naujas treniruotis kažkokias tai. Ir pamatys kažką naujo. Taip kad čia buvo pečių treniruotė. Marakas už kadro stovi su kameryte. Kur tavo čia pirštai? Jisai irgi šiandien sužinojo daug naujo. Kaip žinojo, kad nereiškia svorį didelį keltai gerai. Aš manau, kad ir jūs kažko tai... Pečiai skauda. Tai va, mums irgi pečiai skauda. Kitą triešą vėl kažką tai parodysim. Rašykit komentaruose, kokios treniruotės norit pamatyti, kokią temą norit sužinoti apskritai, ar mitybą, ar dar kažką tai. Nes mes nenorim daryti tų klišinių temų tiesiog, kai visi apie angliavandenis, baltymus ir taip toliau. Viskas turi būti žmogiškai, aiškiai, paprastai. Jūs pamatėt mūsų treniruotę be jokių kažkokių tai tikslių skaičių, todėl kad visiškai tiksliai skaičiai nėra čia reikšmingi. Raumuo turi tiesiog jausti apkrovą ir augti taip, kaip jūs jam įsakot, o ne dėl kažkokių skaičiukų. Jokių skaičių. Jokių skaičių. Tik tai augti.